Labas, Inga. Labas. Labai smagu tave matyti. Labas. Ir beje, šitos konferencijos tema tai yra pavadinimas knygos, kurią Inga parašė, Nesustabdoma. Inga, na ką, laikas tavo? Laikas mano? Taip. Labas visiems, labas kiekvienai. Dar nepavargot? Ar pasiruošusios dar vieną istoriją išgirsti? Valio, važiuojam. Ačiū labai Daivai ir Martynai, ačiū už tokią nuostabią konferenciją, kurią jūs sukūrėt. Ir aš žinau, kad su virusu, kuris dabar sklando, buvo daug labai keblumų ir baimių, kad daug nepasirodys. Ir šiandieną aš labai norėčiau, atrodo, apkabinti kiekvieną iš jūsų ir pasakyti, kad tu iš tikrųjų esi nesustabdoma, kad tu neleidai tai baimiai, tam virusui sustabdyti tave ir kad tu darai viską, kad ateiti čia. Tad ačiū, kad jūs esate čia. Ir šiandieną mes išgirdome labai daug gražių, įspūdingų istorijų ir kiekviena pranešėja jinai kitokia ir jinai savotiška. Ir aš tikiuosi, kad jūs išsinešite iš tos konferencijos kažką tai labai ypatingo, kas jūs įkvėps ir padės. Aš noriu pasidalinti istoriją ir aš ją pasidalinsiu taip, kaip aš niekada jos nepasakojau viešai dar niekada. Tad jeigu aš susigraudinsiu, tai jūs nepykite ant manęs, gerai? Bet be istorijos aš noriu, kad jūs būtumėte ne tik įkvėpta, bet kad jūs būtumėte įgalinta nepasiduoti, įgalinta kovoti su kliūtimis, nebijoti jų, bet žinoti, ką daryti. Todėl, kad mano manimu, inspiracija ir motyvacija, jinai su laiku praeina. O problemos, kliūtis, sunkumai, skausmas, jie yra visada. Ir dažnai žmonės gauna įkvėpimą konferencijose, seminaruose, bet kai grįžta namo, tas visas praeina ir jie nežino, ką daryti. Ir jie sako, va, tie speakeriai, tie pranešėjai, jie yra tokie stiprus, jie gali, aš negaliu. Ir aš tą labai daug girdėjau savo kelyje ir man visą laiką norėjosi perduoti tai, kas įgalino mane nepasiduoti, kad ir kiti galėtų tą patį padaryti, kad ne tai, kad aš esu labai ypatinga, išskirtinė, aš esu tokia pati kaip ir jūs, aš esu patyrusi be galo daug skausmo ir nevilties, ir fizinio skausmo, bet aš tiesiog neleidau savo niekada pasiduoti. Ir aš šiandieną noriu pasidalinti su jumis, kaip nepasiduoti. Todėl, kad daug labai žmonių šiandieną stato tikslus, bet su laiku jie pasiduoda. Ir todėl šiandieną noriu pasidalinti tą istoriją. Žinot, man šitas laikas yra iš tikrųjų labai reikšmingas. Praėjo lygiai 20 metų, kai šiuo laiku, vasarį, kovą, aš gulėjau Vilniaus universitetinėje greitosios pagalbos ligoninėje visiškai bejėgė. Tuo metu man duodami nuskausminamieji stiprūs vaistai, tėvų globa, šeimos globa, draugų nesiliaujantis lankymas ir dovanos, gėlės man sudarė labai gražią atmosferą. Ir žinios apie tai, kad aš patekau į autoavariją, man tai buvo faktai, kurie nesukėlė jokių ypatingų jausmų iš tikrųjų. Bet laikui bėgant, kai man jau pradėjo leisti mažiau vaistų, man atrodė, kad mane kažkas tai tarsi žadino iš gilaus, ilgo miego. Ir galiausiai aš privalėjau pažiūrėti realybę į akis, kuri buvo žiauresnė, negu aš kada galėjau pagalvoti. Pasirodo, ta avarija buvo labai žiauri. Mano ir mano draugo vakaras baigėsi tragedija, kuri sukrėtė visą šalį. Mano draugo sprendimas važiuoti 160 km/h greičiu nuo Tauro kalno pačiam Vilniaus centre, kai kelias buvo nuklotas, tai vadinamuoju juoduoju ledu, buvo paskutinis jo sprendimas gyvenime.
Kai mūsų mašina trenkėsi į apšvietimo stulpą ir lūžo per pusę, draugas buvo išmestas iš mašinos ir žuvo iš karto. Jam tai buvo 26 metai. Tai, kad aš likau gyva, yra iš tikrųjų didžiulis stebuklas, nes mano širdis buvo sustojusi net porą kartų. Ačiū Dievui, aš likau gyva, bet ši avarija pasiglemžė praktiškai pusę mano kūno. Ir visiškai sugriovė tuometinį mano gyvenimą. Avarijos metu aš netekau abiejų kojų, mano kairė ranka liko visiškai paralyžiuota ir jos delne aš jaučiu niekada nesustojantį aštrų deginantį skausmą, kaip kad jūs priliečia dilgėlę, ar ne, kaip jinai degina. Tas skausmas jisai nesustoja nė sekundėjai. Dešinioji ranka ji buvo stipriai sulaužyti šonkauliai, žandikaulis visiškai sutrupintas, stipriai galvos trauma, kurios pasekoje aš negalėjau prisiminti daugelio dalykų iš savo gyvenimo. Ir štai, kaip ir daugelis, aš galvojau, kad baisios autoavarijos gali nutikti kažkam tai kitam, bet ne man. Deja, vieną vakarą aš išėjau iš namų, pasiruošusi ten turėti vakarėlį ir laiminga, ir atkakli, ir gyvybingas gyvenimas. O aš atsibudau reanimacijos skyriuje prijungta prie gyvybę palaikančio aparato. Ir štai per vieną akimirką mano gyvenimas tapo košmaru, kuriam galo atrodė niekada nebus. Nuo kiekvieno judesio man skaudėjo, man gėlė visą kūną. Bet emocinis skausmas, tiesiog jam neprilygo niekas. Atrodė, kartais norėjusi staukti nes savo balsu, bet niekas negirdėjo. Tuo metu prarasti kojas tai buvo tas pats, kaip prarasti gyvenimą. Kadangi, kaip ir žinote, 20 metų atgal Vilnius nebuvo pritaikytas neįgaliesiems, kurie juda ratukose. Ir aš niekada nepamiršiu, kai mane atvežė į mano kambarį ir aš pasižiūrėjau žemyn ir vietoj savo kojų aš pamačiau kilimą. Ir tą akimirką aš supratau, kad mano gyvenimas niekada daugiau nebebus toks, koks buvo. Ir kad nieko, ką aš turėjau gyvenime, daugiau aš nebegalėsiu sugrąžinti. Viskas sugriuvo negrįžtamai. Aš nebegalėjau išeiti iš namų. Aš nebegalėjau tęsti savo darbo oro uoste, kurį taip mylėjau. Aš nebegalėsiu eiti per smėlį. Nebegalėsiu maudytis. Dabar šiandieną mane visi mato važinėjančią, aš greičiausias pėstysis dabar mieste, tarp kitko, su savo vadinamu BMW, aš važinėjau gana greitai, aš turiu dar stipresnį namie, bet tada iš tikrųjų viskas prasidėjo ne taip, kaip dabar yra, kaip gali atrodyti. Tada aš negalėjau net savarankiškai apsiversti ant šono, aš negalėjau atsisėsti pati, aš negalėjau apsirengti. Aš negalėjau nieko. Vienintelis dalykas, ką aš savarankiškai galėjau daryti, tai yra užsimerkti ir atsimerkti ir jausti. Kaip toliau gyventi? Man tai buvo 22 metai. Šalies nepakeisi, pritaikymo nepakeisi, namų nepakeisi. Ką daryti? Daugelis tuo metu man sakydavo, ši avarija, kokia nelaimė. Ši avarija sugriovė tokios jaunos, gražios mergaitės gyvenimą. Ir iš tikrųjų vilties nebuvo tikrai. Bet aš nenorėjau su tuo sutikti. Ir aš sakiau, kad aš nežinau kaip, bet su Dievo pagalba aš atstatysiu. Aš galvoju, čia aš neverksiu, aš galvoju, vėliau verksiu, bet dabar apsiverkiu. Pamačiau savo Renatą. Ir aš nutariau kovoti. Aš nutariau kovoti ir atstatyti, aš sakiau, viską atstatysiu, viską, ką šitą avariją sugriovė, aš viską grąžinsiu.
Ir aš tą padariau. Ir iš tikrųjų šiandieną, kai aš pasižiūriu į savo gyvenimą atgal, ši autoavarija iš tikrųjų nesugriovė mano gyvenimo, kaip daugelis sakė. Ši autoavarija tai buvo tik tai mano įspūdingos gyvenimo kelionės pradžia. Iš tikrųjų, su šia autoavarija aš įgavau daugiau negu praradau. Ir šiandieną aš gyvenu savarankiškai saulėtoje Kalifornijoje, kur viskas yra pritaikyta, aš esu labai laiminga. Aš gyvenu pilnavertį, gyvybingą, aktyvų, gražų gyvenimą. Iš tikrųjų, šiandieną aš net laimingesnė, negu buvau prieš autoavariją. 11 metų aš dirbau organizacijoje, kuri padeda turintiems negalią. Tai yra teisinė organizacija, aš ėjau viešųjų ryšių ir savanorių koordinatorės pareigas 11 metų. Ir labai mylėjau šitą darbą. Ir dabar prieš porą metų aš išleidau savo knygą Unstoppable, It's a Choice, išvertus Nesustabdoma, tai pasirinkimas. Ir ši knyga, joje aš studėjau visą savo istoriją atvirai, labai atvirai aš ją dalinuosi tenai. Ir ji taip pat yra kaip įrankis, kad tai nebūtų tiesiog istorija, bet tai, kad būtų įrankis skaitantiems, ką daryti konkrečiai, kai tu esi depresijoje, ką daryti, kai tu nebegali daugiau susitvarkyti su problemom, ką daryti, kaip prasibrauti pro kliūtis, kaip būti nesustabdoma. Šitoje knygoje viskas yra parašyta ir aš labai tikiuosi, kad kitais metais ją išvysite jau Lietuvoje. Ir mano nuostabai ši knyga, ji buvo pripažinta San Francisco knygų festivalyje kaip viena iš geriausių pavasario knygų 2018 metais. Ir iš karto dabar noriu pasakyti, kad neleiskite savo nepasitikėjimui savimi sustabdyti nuo to, ką jūs galėtumėte iš tikrųjų padaryti. Aš labai ilgai atsisakinėjau rašyti knygą, aš sakiau nerašyto ir apskritai, kas aš tokia, kad rašyti knygą, atstokit, palikit mane ramybėj. Ir 7 metus aš atsisakinėjau rašyti knygą. Ir po to, kai parašiau, ši knyga dabar padeda daugeliu žmonių. Ji, galima sakyti, išgelbėjo mano brolio gyvybę. Ir aš tikiu, kad jinai ir toliau darys didelę įtaką žmonėm. Todėl aš labai jūsų prašau asmeniškai, jeigu jūs galvojate, kad galėtumėte kažką padaryti, bet netikite, kad jūs galite, ar kad tai įmanoma, neklausykite savęs. Tiesiog eikite ir darykite. Gerai? Ir šitoje nuotraukoje jūs matėte su mama Kalifornijoje. Ir toje nuotraukoje su draugė ir kolegė Andželika, dabar aš turiu naują viziją, aš išėjau iš darbo, kad pildyti savo misiją, savo didžiulį norą, atnešti tikėjimo ir vilties žinutę kitiem ir įgalinti kitus būti stipriais, nugalėti kliūtis ir būti nesustabdomais jų kelyje. Ir matote mano nuotrauką su delfinu Suzy. Delfinas Suzy tai čia buvo mano kaip nežinau, diena, kai aš pagalvoju, Dieve, ar tai gali būti įmanoma, kad kažkurią tai dieną, atrodo visai neseniai, mane laidojo. Ir man sakė, kad tavo gyvenimas sugriautas, o aš dabar kažkur tai Karibuose, vienoje iš salų, aš džiaugiuosi jūros bangom ir saulė ir gyvuoju delfinu. Kaip tai gali įmanoma? Ir kaip tai gali būti įmanoma? Ar tai yra realu? Ir žinot, noriu iškart pasakyti, kad kartais, kai mūsų gyvenime įvyksta kažkas tai labai baisaus, atrodo, kad taip ir visada bus. Ypatingai mūsų kultūra, iš ją labai noriu sugriauti šitą įsitikinimą, sugriovė mano gyvenimą, sugriovė mano karjerą. Niekas negali jūsų sugriauti, niekas negali jūsų sulaužyti, jeigu jūs to nedaleisite. Ir būtent apie tai aš šiandieną noriu ir pakalbėti. Aš dalinsiuosi savo istoriją ir taipogi praktiniais patarimais, kad jūs žinotumėte, ką daryti, kai prieš jūs iškyla kliūtis. Kaip būti nesustabdoma. Kaip ir minėjau, daugelis žmonių šiandieną turi įvairius tikslus, bet jie pasiduoda pakely.
Yra netgi nustatyta, yra statistika, Amerikoje labai populiaru per naujus metus daryti New Year Resolution, naujų metų rezoliuciją. Žmonės stato savo tikslus, ką jie padarys per ateinančius metus. Bet jau vasario mėnesį 80% žmonių palikė savo rezoliucijas jau nuo šaly. Kodėl? Tiek daug žmonių eina į seminarus, į visokius mokymus, konferencijas, turi planus ir strategijas. Ir jie netgi yra labai nuoširdūs dėl savo tikslų, to, ką jie nori padaryti, bet jie pasiduoda. Kodėl? Priežasčių gali būti labai daug, bet viskas sueina į tą patį. Tai yra klaidingi pasirinkimai, kai siekti tikslą pasidaro per sunku. Labai daug žmonių daro šūksnius, ką jie padarys, ką jie įgyvendins. Bet po to praeina tas entuziazmas, praeina motivacija. Ar esate jūs kada nors tokį patyrusi? Būnat kažkokiam tai renginy ir jūs galvojat, viskas padarysiu, pasieksiu, pakeisiu gyvenimą. Praeina kažkiek tai laiko. Ir čia prasideda kliūtis, čia prasideda problemos ir išsekimas, ir nuovargis. Ir čia yra didžiausias išbandymas jūsų sprendimui. Deja, daugelis pasiduoda. Esu pasidavusi ir aš. Aš nesu išskirtinė. Esu pasidavusi ir aš, kai buvau aktyvi prekyboje, sakykime taip. Svarbu yra ne tai, kiek entuziazmo tu turi, kai tu pradedi siekti savo tikslą. Svarbu tai, kiek tu išliksi siekimo kelyje. Kliūtis būtinai bus. Jūs gal šiandieną dabar per renginį sugalvojat, kad jūs turite viziją, turite tikslą, bet nesitikėkite, kad jums visi leis tą tikslą labai lengvai pasiekti. Nežinau, kodėl žmonės tikisi, kad niekas jiem nesutrukdys. Yra netgi labai populiaru mūsų tautoje ypatingai sakyti, aš pabandysiu, jeigu niekas man nesutrukdys. Sutrukdys, tikrai sutrukdys. Kai tu pasistatai savo tikslus, kliūtis būtinai iškils. Ir kuo didesnė tikslai, kuo didesnė aukštesnė vizija, tuo didesnės kliūtis bus. Reikia tiesiog žinoti, ką daryti su tom kliūtim. Tad jeigu tu turi tikslą, tiesiog būk pasiruošusi. Būk pasiruošusi susitikti su kliūtimis. Kaip prasilaužti pro kylančias kliūtis? Pradėsiu nuo vieno rakto, kurį yra sunku pastebėti, kai susiduri su sunkumais. Ir ypatingai jis sunku pastebėti, kai tu tiesiog kiekvieną dieną, kiekvienoje dienoje, jie yra praktiškai nematomi. Bet šitas raktas, jisai turi labai didelę galią mūsų gyvenime ir apskritai mūsų likime. Ir tai yra mūsų pasirinkimai. Mūsų pasirinkimai, kai mes susidurime su sunkumais. Mūsų pasirinkimas, ką mes darysime, kai prieš mus iškyla kliūtis, kurios sako, stop, daugiau tau kelio nebėra. Ką mes darysime? Žinote, aš didelę gyvenimo dalį gyvenau galvodama, kad aplinkybės mano gyvenime, jos tiesiog įvyksta mano gyvenime, tiesiog atsiranda. Ir aš gyvenau diena iš dienos tiesiog reaguodama į tai, kas įvyksta mano gyvenime. Ir aš su laiku supratau, kad tai mūsų sprendimai, mūsų pačių pasirinkimai sudaro pagrindą tolimesnėms aplinkybėms. Kad ir kaip man norėtųsi kaltinti kažkokį tai asmenį dėl tos situacijos, kur aš buvau, faktas buvo tame, kad mano pačios anksčiau padaryti pasirinkimai, jie mane ir privedė prie to, kur aš esu šiandieną. Ir dabar aš norėčiau pakviesti jūs pažiūrėti į savo gyvenimą kiek iš šalies. Kai aš užduosiu klausimą, jūs pati savo atsakykite mintyse. Ir tiesiog apgalvokite ir pamatykite, kiek jūs turėjote sprendimų savo gyvenime ir kaip tai pakreipė jūsų likimą. Draugai, kuriuos jūs pasirinkote, su kuriais jūs bendravote labai didžiąją laiko dalį, kaip jie paveikė jūsų
požiūrį į pasaulį, požiūrį į save, kaip jie apskritai paveikia jūsų gyvenimą. Asmuo, kurį jūs pasirinkote kaip savo antrąją pusę. Kaip tai paveikia jūsų gyvenimą, jūsų likimo eigą. O darbas, karjera, kurią jūs pasirinkote, vieta, kur gyventi, kokiam mieste, kokioj šaly, kaip tai paveikia jūsų gyvenimą, kaip tai pakreipė. O tikslai, svajonės, kuriuos jūs kažkada tai turėjote. Ar jie įgyvendinti, ar jie ir teliko kaip neišsipildė norai. O laikas, kurį jūs turėjote, laisvą laiką, su kuriuo jūs galėjote daryti, ką norite, kaip jūs jį praleidote, ką jūs su juo darėte. O jeigu jūs būtumėte išnaudojusi tą laiką savo svajonę išpildyti, jeigu jūs būtumėte išnaudojusi tą laiką tiem tikslam, kuriuos jūs turėjote įgyvendinti, kas būtų, kaip tai būtų pakeitę jūsų šiandieną. O draugai, kuriuos jūs pasirinkote, o antroji pusė, kaip kitaip būtų ėjęs jūsų gyvenimas, jeigu jūs būtumėte padariusi kitokį pasirinkimą, kai turėjote galimybę. Ar jūs galite matyti, kaip jūsų pačių pasirinkimai, jiegi ir kreipia likimą? Taipogi mūsų kasdieniai pasirinkimai, pasikartojantis veiksmas po tam tikro laiko atneša savo rezultatus arba pasiekmes. Mes dažnai nesusigalvojame kiekvieną dieną, mes darome kažką tai, kas tuo metu atrodo geriausia ir tiesiog automatiškai dažnai mes darome, net nesusimastydami, kaip tai paveiks mūsų ateitį. Ir čia yra labai apgaulingas dalykas, kadangi tie mūsų maži kasdieniai pasirinkimai, jie neatneša rezultato iš karto. Bet su laiku, kai tie maži pasirinkimai, jie pasikartoja diena iš dienos, savaitė iš savaitės, mėnuo iš mėnuo, jie atneša savo vaisių. Žmogus, kuris priklausomas nuo alkoholio, jisai juk netampa alkoholiku, atsiprašau už tokį žodį, gal negražus labai, bet jisgi netampa priklausomas nuo alkoholio per vieną naktį, ar ne? Tai yra pasikartojantis, pastovus pasirinkimas gerti. Atnešė savo vaisių. Ir dėja dažnai būna jau per vėlu, kai žmogus atsibunda. Lygiai taip pat mūsų sėkmė tai nėra kaip kažkas tai nukritę iš dangaus tik tiem, kurie sėkmė pasirinko. Sėkmė tai yra mūsų atkaklaus, pastovaus, pasikartotino darbo rezultatas. Tai, kaip aš gyvenu šiandieną, kaip mano gyvenimas pasikeitė, tai nėra tiesiog, kad Ingai nukrito iš dangaus ar dėl to, kad jinai nuvažiavo į Ameriką ir viskas jai gerai. Kiekvieną dalyką, ką aš pasiekiau, tai buvo per juodą, atkaklų darbą. Aš sumokėjau labai didelę kainą už tą gražų gyvenimą, kokį aš esu šiandieną. Ir ta kaina yra darbas, yra visiškas atsidavimas. Ir tai turi būti pastoviai, ne tik vieną dieną aš padariau, kitą dieną nepadariau, tai yra pastoviai, visada. Ir taipogi mūsų pasirinkimas, ką mes darome susidūrus su sunkumais, turi lemiamą įtaką mūsų tolesniems aplinkybėms ir galiausiai netgi mūsų likimui. Ir kaip pavyzdį tiesiog paimsiu save. Kaip ir minėjau, po autoavarijos man daugelis sakė, aš girdėjau labai įdomių samprotavimų, girdėjau, kad Dievas mane nubaudė ir paliko mane vieną. Girdėjau, kad gyvenimas sugriautas, kad likimas sugriautas. Ir žinot, kai aš girdėdavau tuos samprotavimus tokius, manyje tiesiog užvirdavo pyktis. Pyktis ir pasiryžimas. Pyktis dėl to, kad aš nenorėjau taip gyventi. Aš nenorėjau, kad toks mano likimas būtų. Aš sakiau, ne toks mano likimas. Aš padarysiu tokį gyvenimą, kokio aš noriu. Ir man aplinkybės neleido.
Man aplinkybės ėjo prieš mane. Ir man buvo patarta sakyta, Inga, tu tiesiog, tai prisitaikyk tu prie tų aplinkybių. Tu supras, kad tavo gyvenimas pasikeitė. Tu tiesiog turi gyventi pagal aplinkybės, kaip tavo aplinkybės leidžia. O aš sakiau, kad aš nenoriu gyventi pagal aplinkybės. Aš turėjau savo viziją. Aš turėjau viziją, kad aš noriu išeiti iš namų. Aš noriu dirbti, aš noriu gyventi kaip visi žmonės. Aš nenoriu egzistuoti tarp 4 sienų, būnant neįgali. Aš nenoriu taip gyventi. Bet kadangi mano vizija atrodė visiškas absurdas iš tikrųjų, aš nutariau eiti prieš srovę. Ir mano ėjimas prieš srovę, jisai man labai daug kainavo. Tai nebuvo lengva iš tikrųjų. Aš gal kartais, taip, kai žmonės žiūri mane iš šono, atrodo, kad labai lengva. Iš tikrųjų ne. Mano kelias prieš srovę, jisai pareikalavo nepalaužimo ryžto. Atkaklaus darbo, sunkaus darbo, labai sunkaus. Ir kraujo, ir pūslių, ir mėlynių, ir nepakeliamo emocinio skausmo. Bet mano vizija man visada buvo svarbesnė negu mano komfortas. Mūsų pasirinkimai, jie tarsi kaip kryžkelė. Ir galima sakyti, kaip jūs matote, tie du keliai yra jūsų pasirinkimai. Ir kai jūs susidurite su kiekviena situacija, pasirinkimas, kurį jūs darote, jisai nukreips jūsų gyvenimą viena ar kita linkme. Kaip ir minėjau, mano pasirinkimas buvo pasakyti, toks likimas, taip jau yra, gyvenk pagal aplinkybės. Ir kitas mano pasirinkimas buvo kovoti, nesutikti ir daryti tai, ką aš nusprendžiau daryti. Pažiūrėkit, tik vienas pasirinkimas, tik vienas. Pažiūrėkit, ant kiek skirtingai pakrypo mano gyvenimas. Kaip jūs galvojat, jeigu aš būčiau iš tikrųjų patikėjus, kad Dievas mane nubaudė ir paliko. Jeigu aš būčiau patikėjus, kad, toks likimas, vadinasi, aš turiu taip egzistuoti tarp 4 sienų. Kaip jūs galvojat, ar aš būčiau dariusi kažką tai pataisyti savo gyvenimą? Juk ne, ar ne? Mes lygiai taip pat turime pasirinkimą kiekvienoje situacijoje būti auka ir kaltinti kažką tai kitą dėl nepasisekusių ten tikslų, karjeros, gyvenimo ir gyventi skausme kaip auka, bet gyventi giliam liūdesy. Ir taip pat mes turim pasirinkimą priimti atsakomybę už savo pasirinkimus ankstesnius ir daryti viską įmanoma, kad pagerinti situaciją. Mes galim pasirinkti lengvesnį kelią, kuris nereikalauja pastangų, nepaskambinti klientui, daryti darbą bet kaip. Ir taipogi pasirinkimas dėti visas pastangas, daryti visą geriausią, ką tu gali. Pasiduoti kliūtims, pasakyti, nesigauna, kliūtis, negaliu. Ir taipogi pasiryžti jas nugalėti. Kaip jūs manot, šitie pasirinkimai, kuriuos aš parodžiau, ar jie kitaip pakreiptų kelią? Atsakykit, aš į jūs klausiu. Ką jūs galvojat? Ar ne? Kai pasižiūri iš šono, visai kitai viskas matosi. Ir kai aš suvokiau tą dalyką, man tas labai, labai iš tikrųjų padėjo. Supratimas, kad 2 pasirinkimai, kiekvieną kartą, kai tu stovi prieš kažkokią situaciją, jinai nuves tave skirtingais keliais, sudarys visiškai skirtingas aplinkybės ir visiškai skirtingas galimybės ateiti ir galiausiai sukurs visiškai skirtingus rezultatus jūsų gyvenime. Todėl aš kviečiu jūs visada turėti omeny, kad tai labai daug priklauso nuo jūsų pasirinkimo. Jūsųgi pasirinkimas, jisai jūs nuves toliau. Mes dažnai neturime, sakykime, kontrolės to, kas įvyksta mūsų gyvenime, bet mes visada turim pasirinkimą, kaip mes reaguojame į tai, kaip mes žiūrime ir ką mes darome su viskuo, kas atsitinka mūsų gyvenime. Ir kas man labai padėjo visada, kad aš visada turėjau mintį, kur aš einu. Man visada mano vizija buvo prieš mane. Ir prieš tai, kai aš darydavau sprendimą, aš visą laiką paklausdavau, sprendimas, kurį aš dabar padarysiu, pasirinkimas,
kur jis eina mane nuves. Ar jis atitinka mano viziją, ar žaidžia prieš mane. Pasirinkimas, kurį aš padarysiu, kaip jisai paveiks mano tolesnį gyvenimą. Antras. Supratimas, kur turi būti tavo dėmesys. Šitas yra labai svarbus momentas irgi. Kai susiduri su sudėtinga situacija, tai, kas nulems tolesnės aplinkybės, yra kaip tu žiūrėsi į situaciją, tavo požiūrio pasirinkimas, mes šiandieną jau girdėjome apie tai, į ką tu sutelksi dėmesį ir ką tu darysi apie tai. Į ką tu sutelki dėmesį. Mūsų fokusas jisai yra tiesiog įprotis. Mes iš įpročio galime pastoviai kreipti dėmesį, kas negerai, kas nepatinka, kaip skauda ir panašiai. Taipogi mes galime ištreniruoti save, kreipti dėmesį į tai, kas gerai, už ką esu dėkingas. Koncentruokis ne į problemą, bet į jos sprendimą. Aš esu labai dėkinga, kad aš tą supratau labai anksti po autoavarijos. Ir dabar galiu pasakyti, kad tai, į ką tu sutelki dėmesį, daro tiesioginę įtaką tavo gyvenimo patirčiai, tai kaip tu patiri įvairias situacijas ir galiausiai tavo likimui. Aš gijau grįžtant prie mano avarijos, aš gijau labai sparčiai. Ir po to, kai mane į ligoninę atvežė su nupjautom kojom, kraujuojančia, mirštančia, jau po 1,5 mėnesio mane paleido iš ligoninės ir man davė 48 dienas reabilitacijos centre. Reabilitacijos centre tai buvo baisiausias laiko tarpas mano gyvenime, kada aš turėjau patirti. Nes tada man neleido daugiau vaistų ir aš realiai kiekvieną dieną turėjau susidurti su realybė. Aš kiekvieną dieną turėjau atsibusti ir pamatyti, kad aš iš tikrųjų nebeturiu kojų. Kad aš negaliu atsikelti iš lovos. Aš negaliu elementariausiai nueiti, atsiprašau, į vonios kambarį, kai man reikėjo. Aš negaliu pati savim pasirūpinti. Ir aš žiūrėjau ir aš negalėjau suprasti, kaip aš be kojų toliau gyvensiu visą gyvenimą. Kaip aš viena ranka, aš negaliu nieko padaryti, o aš nekenčiau priklausomybės nuo kito žmogaus, nors mano šeima labai rūpinosi manimi, bet aš tiesiog nekenčiau to. Ir mane vedė iš proto, ką aš darysiu, kaip aš gyvensiu. Ir vieną rytą į mano palatą atėjo masažistė Rožė. Ir jinai įėjo tokia visa gyvybinga ir sako, Inga, ar tu žinai, kad tu gimėjai po laimingą žvaigždę? Jo, rimtai, po 2 žvaigždėm. Jinai sako, ne, tu nesupranti. Aš pasižiūrėjau tavo rentgeno nuotraukas, tavo kaklo rentgeno nuotraukas. Ir sako, tu žinai, ką aš radau? Tavo vienas slankstelis, kaklo slankstelis buvo įskilęs. Ir jeigu kada jūsų mašina trenkėsi į tą stulpą, jeigu tu būtum kaklą pasukusi kiek kitų kampų, ar kiek stipriau, tas slankstelis būtų lūžęs ir palikęs tave visiškai paralyžiuotą iki kaklo, iki gyvenimo tavo pabaigos. Ar tu supranti, koks yra stebuklas, kad tu apskritai gali judėti? Mane tas tikrai labai šokiravo ir aš pagalvojau, gal iš tikrųjų Dievas vis dėlto saugoja mane tą naktį. Ir po poros dienų mano mama ir aš išėjome į lauką pasivaikščioti ir mes sutikom jauną vaikiną, vardu Erikas. Jisai buvo paralyžiuotas iki kaklo, sėdėjo neįgaliojo vežimėlyje. Ir kol mes su juo šnekėjome, jisai pasako savo istoriją. Aš žiūrėjau, jisai turi kojas, bet jis negali jų valdyti. Jisai turi abi rankas, bet jis negali jų valdyti. Jisai patyręs galvos traumą, vos gali prašnekėti. Ir aš besiklausydama jo istorijos, tarsi man kažkas įdėjo tą mintį, Inga, štai apie ką Rožė kalbėjo. Galėjo tau šitaip baigtis. Ir žinot, tą minutę man atrodė, kad mane tiesiog pertrinkė kažkas elektra ir aš pamačiau, kokia aš esu laiminga. Kaip man gerai viskas baigėsi. Gerai, aš neturiu kojų, bet aš galiu judėti. Ašgi galiu nueiti ir pasidaryti dirbtinės kojas ir aš galiu vėl vaikščioti.
Aš negaliu valdyti kairės rankos, bet aš turiu dar dešinę. Ašgi galiu kažkaip tai išmokti, kažką tai su ją, kažkaip tai savim pasirūpinti. Vadinasi, aš neturiu priklausyti nuo kito žmogaus. Aš taipogi patyriau labai stiprią galvos traumą, bet aš galiu mąstyti blaiviai ir aš galiu save išreikšti. Kokia aš esu vis dėlto laiminga. Ir žinokit, toliau kaip... Ačiū labai. Ir toliau, kai mes su mama vaikščiojom miškelį, aš tiesiog ėjau ir aš jau kūriau planus, kaip aš atstatysiu savo gyvenimą, kaip aš atstatysiu savo nepriklausomybę. Ir aš galvoju, man ką reikia daryti, tiesiog koncentruotis ant to, ką aš turiu ir ką aš galiu ir viskas. Ir aš tada supratau, kiek daug aš galiu ir kiek daug aš turiu. Koncentruokitės visada į tai, ką jūs turite ir ką jūs galite. Tai išspręs labai, labai daug jūsų problemų, iš tikrųjų. Ir neužilgo, žinote, aš sutikau panašaus likimo žmonės, kurie dėl stuburo traumos buvo prikaustyti prie neįgaliojo vežimėlio. Ir jie juokavo, linksmai leido savo laiką. Ir aš žiūrėjau juos ir aš niekaip negalėjau suprasti, kaip žmogus sėdintis prikaustytas invalido vežimėlyje gali toks linksmas būti ir juokauti. Aš niekaip negalėjau suprasti. Ir po to aš tiesiog supratau, kad tai, ar tu sukursi apgailėtiną gyvenimą, ar tu sukursi gražų gyvenimą, priklauso nuo to, kaip tu panaudosi tai, ką tu jau turi ir ką tu iš to sugebėsi sukurti. Ir aš tada nusprendžiau, kad nuo šiol aš kreipsiu dėmesį į tai, ką aš galiu, tai, ką aš turiu. Ir aš nuo to laiko man pasikeitė visas mąstymas. Ir tai mane labai stipriai įgalino. Ir aš pasakiau savo, kad su šia avarija mano gyvenimas nepasibaigė. Su šia avarija mano gyvenimas tik tai prasideda. Ir nuo to laiko aš visada kreipiau dėmesį, kai pas mane problema yra, aš kreipiu dėmesį į išeitį. Kai man skauda, aš kreipiu dėmesį į tai, kas man gerai. Kai aš kreipiu dėmesį į tai, ką turi, tu visada turi pasirinkimą. Ir tai yra tiesiog įprotis. Tai yra tiesiog įprotis. Jeigu aš būčiau kreipusi dėmesį į kliūtis, aš nebūčiau šiandien Amerikoje, aš nebūčiau nieko, aš būčiau užsidariusi tarp 4 sienų, patikėkit manim. Todėl aš pakviesiu jūs, pradėkite tiesiog save treniruoti, kontroliuoti savo mąstymą ir kai jūs pagaunate save, kad jūs galvojate apie tai, ko neturite, kas negerai, kas nepatinka, perkreipkite savo mintis į tai, ką turit, kas patinka, už ką esate dėkinga. Tikrai jūs transformuos jūsų patyrimą gyvenimo tikrai. Trečia, pasiryžimas, įsipareigojimas ir atkaklus veiksmas. Taigi, išėjus po reabilitacijos centro, aš nuvažiavau į ortopedijos centrą siekti savo pirmojo tikslo – vaikščioti. Tai buvo mano pirmas tikslas. Tiesa, kai aš atvažiavau į centrą, profesorius tenai pasakė, sako, Inga, tu niekada negalėsi vaikščioti, nes tavo fizinė būklė yra per sunki, kad vaikščioti. Sakau, kaip tai neįmanoma? Ką jūs išnekat, aš niekaip negalėjau suprasti, kaip yra neįmanoma. Kaip tu gali sakyti, kad tai yra neįmanoma, jeigu tu net nebandėjai. Tugi nebandėjai su manim dirbti, kaip tu gali sakyti neįmanoma. Jisai pamatęs, turbūt nesitikėjo mano tokios reakcijos, tai jisai ir leido man atvažiuoti į centrą, sako, padarysim tau protezus. Ir aš tada nutariau, pradėjau treniruoti su protezais, vaikščioti. Tiesa, mano pirmieji 10 žingsnių buvo širdį draskantis ir daužantis mano svajonę į 100 šipulių. Aš negalėjau, tie protezai užsideda kaip kojinės. Ir kai tu stovi, kai žengdavau žingsnį, mano plastikiniai tie kojinės, tai vadinasi, kaip matote nuotraukoje, jie rėžiasi man į kirkšnį. Ir kiekvienas mielas žingsnis atrodė, kad mane peiliu tiesiog veria kiaurai. Kiekvienas žingsnis buvo per nepakeliamą kainą, skausmo kainą. Ir aš negalėjau suprasti, kaip aš galėsiu vaikščioti. Bet aš pasakiau savo,
kad mano vizija yra grįžti į pilnavertį gyvenimą ir aš nutariau treniruotis. Ir kiekvieną kartą, kai aš užsidėdavau protezus, kiekvieną dieną išimties nebuvo. Aš kai vaikščiau, kaip aš sakau, nuo skausmo akis ant kakto šokdavo, aš galėdavau pusvalandį laiko ilgiausiai išlikti, po to valandą laiko. Ir po to aš, kai nusimdavau protezus, pas mane būdavo mėlynės, atviros žaizdos, pūslės. Tai ką aš darydavau, užsiklijuodavau pleistrą ir kitą rytą vėl į protezus ir vėl tą patį, kiekvieną mielą dieną. Ir kiekvieną kartą, kai aš darydavau tą žingsnį, aš sakydavau savo mintyse, kad aš vis tiek vaikščiosiu. Aš vis tiek vaikščiosiu ir aš ne tik vaikščiosiu, aš dar ir šoksiu ir jie tai pamatys. Ir aš vis dėlto išmokau vaikščioti. Aš netgi laiptais lipau. Ir ten netgi buvo susirinkę visa daktarų, kaip pasakyti, būrys žiūrėti, nes niekas negalėjo patikėti, kad aš iš tikrųjų vaikščiojau. Ir kai aš išeidinėjau iš centro, visas centras žiūrėjo pro langą, kaip aš einu lauke. Ir tai buvo tikrai, nes aš buvau, žinot, pirmas pacientas, vienintelis iš to centro, kuris išėjo pats savo kojom. Vienintelis per daugelį metų. Bet dėl to skausmo man pasakė, kad, taip jau yra. Tu tiesiog turi kentėti, o tai buvo tiesiog nepakeliamas skausmas. Bet be skausmo aš negalėjau pati atsisėsti, aš negalėjau įsėsti į mašiną. O man tiesa, protezavimo specialistas man iš viso paskutinę dieną pasakė, kai aš paprašiau jo padaryti kojų apdailą, kadangi aš nenorėjau šokiruoti žmonių geležim, jeigu jie pamatys. Jis man iš viso su ironiška šypsenėlė pasakė, o tu ką, galvoji, kad tu su jais iš tikrųjų vaikščios? Sakau, tai ką tu galvoji, kodėl aš 2 metus per kraują čia vaikštau? Jis neturėjo ką pasakyti. Bet man buvo tiesiog pasakyta, kad tu to niekada negalėsi padaryti. Viskas, viskas. Taip, mes padarėm viską, ką galėjom. Ir man atrodė, kad mano svajonė vaikščioti dužo. Bet tai vis tiek tai nesutiko su mano vizija. Mano vizija buvo, kad aš vaikščiosiu ir aš gyvensiu pilnavertį gyvenimą. Ir aš nutariau keisti savo strategiją. Ir čia pat iš karto noriu pasakyti, kad kai jūs turite kažkokį planą, kažkokią strategiją, kažką pasiekti, jeigu ta strategija neduoda jums reikiamų rezultatų, nesakykite, kad tai neįmanoma. Palikę, kad aš pabandžiau, padariau viską ir tai yra neįmanoma. Keiskite strategiją. Keiskite strategiją tol, kol jūs pasieksite tai, ką jūs siekiate. Ir ką aš padariau, aš pradėjau ieškoti pagalbos užsienyje, kitose šalyse. Ir aš parašiau laiškus ir mano gyvenime įvyko dar vienas Dievo stebuklas. Į mano laišką atsakė Amerikos specialistas, kuris buvo suinteresuotas man padėti. Jisai patikėjo mano svajonę, jis patikėjo mano pasiryžimu ir jisai nutarė man padėti. Ir jo dėka aš išvykau į Kaliforniją. Ir štai po to, kai mane į ligoninę atvežė su nupjautom kojom, kraujuojančią, mirštančią, 3 metam praėjus aš pati keliauju į Kaliforniją pasitikti savo svajonės. Ir 6 mėnesius aš ten buvau ir aš dirbau daugiau, aš net nežinojau, kad pas mane yra tiek jėgų dirbti ir tiek atkaklumo, pasakysiu tiesiogiai. Kaune, pirmam centre, tai buvo tik tai repeticija darbo. Amerikoje tai ten buvo juodas darbas atkaklus, bet praėjus 1,5 metų aš į Lietuvą grįžau pasiekusi savo svajonę. Aš galėjau vaikščioti be skausmo ir aš jau net oro uoste įvykdžiau savo pirmąją, sakykime, didelę svajonę. Savo šeimą aš pasitikau ne neįgaliojo vežimėlėje, aš pasitikau savo šeimą prieinantį prie jų. Ir savo mamą aš apkabinau stovinti. Ir šito nuotrauko jūs matote mane ir su tėvais Vilniuje, čia grįžusi. O čia visi šitie dalykai, nuotraukas, ką aš mačiau, man sakė, kad aš niekada nevaikščiosiu, aš net Trakuose vaikščiau, aplink Trakus.
Aš galėjau pati atsisėsti ir galėjau pati įsėsti į mašiną ir išlipti iš jos. O žinot, kaip aš pabaigiau savo istoriją su protezais, ką aš padariau? Spėkit. Aš šokau. Aš vis tiek šokau, aš vis tiek vaikščiau ir aš šokau. Ir tie, kurie abejojo manim, jie tą matė. Jie tą matė. Jie matė viską, ką jie man sakė, kad aš nepadarysiu, jie matė viską mane darant tai. Niekada neleiskite niekam jūsų įtikinti, kad jūsų tikslas, jūsų vizija yra neįmanoma. Niekada neklausykite tų, kurie bandys sumenkinti jūsų viziją, sumenkinti jūsų pastangas. Neleiskite jiems sugriauti jūsų svajonės. Kodėl žmonės sako, kad neįmanoma? Todėl, kad jie mato kliūtis kaip stop ženklą. Jeigu yra kliūtis, tai yra mąstymo būdas. Pas mane yra kliūtis, vadinasi, aš negaliu toliau eiti. Reikia tiesiog pakeisti savo mąstymo būdą. Kliūtis yra tik tai, ką tu privalai įveikti ir viskas. Tai kaip barjeras, įsivaizduokite bėgimą su barjerais, ne? Kai bėgikas bėga, ką jis daro? Jis pribėga prie vieno barjero, peršoka jį, toliau bėga, peršoka jį, toliau bėga, peršoka. Ir kas įdomu, kad bėgikas, kai jisai bėga, jisai nežiūri į barjerą. Jo akis nukreiptos į finišo liniją. Ir aš tą labai gerai žinau, todėl kad aš lankiau lengvą atletiką. Ir aš labai buvau gera bėgikė. Ir mane mokino treneris, sako, kai tu pribėgi prie barjero, prie kliūties, niekada nesifokusuok ant pačios kliūties. Visada žiūrėk ten, kur yra tavo vizija. Ir mano toks tai mąstymas buvo įveikiant mano kliūtis po autoavarijos. Kiekvienas tikslas, ką aš siekiau, jisai buvo neįmanomas. Ypatingai tie tikslai, kurie pakeitė mano gyvenimą, visi tie tikslai buvo absurdiški, neįgyvendinami ir man pasakė, kad tu nusiramink, apsiramink, tu čia svajonės, tu realiai žiūrėk į gyvenimą. Nes tai buvo neįmanoma. Ir aš, kai siekiau savo tikslų, aš niekada nežiūrėjau į kliūtį. Aš žiūrėjau į kliūtį tik tai tam, kad aš pažiūrėčiau, kaip ar aš jį peršoksiu, ar aš praeisiu pro šoną, ar aš pralysiu, ar aš prasibrausiu, aš darysiu kažką, tai, bet aš ją pereisiu ją. Taip reikia elgtis su kliūtim. Ir kai prieš tave yra kliūtis, ką daryti, kaip surasti atsakymą. Mūsų protas, mūsų mintis yra kaip kompiuteris. Ir jisai mums duos tokį atsakymą, kokį mes klausimą užduodam patys savo. Jeigu reikia paklausti savęs tiesiog kaip, ne ar. Jeigu aš klausčiau savęs, ar aš galiu padaryti valgyti, būtų ne. Ar aš galiu važiuoti į Ameriką vieną gyventi, neturėdama nieko išskyrus lagaminą? Ne. Ar aš galėčiau iškepti kugelį? Be šansų. Ar aš galėčiau išsiurbliuoti, skalbti? Nu ne, ar ne? Galų galės susitvarkyti plaukus? Ne. Bet kai aš pakeičiau savo klausimą, kaip? Jūsų protas tada ieško kitokių atsakymų. Ir aš būtent tokiu būdu, tai yra labai paprasta, gali būti netgi per paprasta, kad tai atrodytų rimta, bet tai iš tikrųjų. Aš tiesiog savęs klausiu, kaip pasidaryti sumuštinį viena ranka. Kaip man išsiplauti galvą ir susitvarkyti vieną ranką. Kaip pasidaryti kugelį su viena ranka. Amerikoje tarp kitko dariau ir padariau. Ir bulvinius blynus dar kepiau. Kaip? Tiesiog klausimas kaip. Ir viskas. Ir dėmesys ant išeities, ne ant kliūties. Tai yra du tokie labai labai svarbus aspektai, į kuriuos aš kviečiu jūs tikrai tiesiog pradėkite praktikuoti. Kliūtis gali tau sutrukdyti, sulėtinti tavo progresą, bet jos negali tave sustabdyti. Vienintelė, kas gali sustabdyti tave, tai esi tik tai tu. Kas padarė lemiamą įtaką mano sėkmingam tikslų pasiekimui, tai yra ryžtas, tai yra neginčintinas sprendimas. Ir tai nėra, pažiūrėsiu, ar man gausis. Tai yra ryžtas, kuris nepriklauso nuo oro sąlygų, nuo mano norų, nenorų, skauda, neskauda, patinka, nepatinka. Pas mane iš viso tam net nėra jokių klausimų. Tai yra ryžtas, kai tavo galutinis rezultatas tai yra jau it's done.
padaryta, aš tiesiog einu ir darau. Tai yra įsipareigojimas, visiškas atsidavimas ir atkaklus, nuolatinis darbas, juodas darbas. Lengvai jums didelių tikslų tikrai niekas nepadovanos, net nešant lėkštutės. Tiesiog priimkite tai, kad tai yra darbas. Kas daro pasiryžimą ir įsipareigojimą nepalaužimu. Taigi grįžtant prie mano istorijos. Grįžusi iš Amerikos, vaikščiojantį, aš pirmą vietą, tarp kitko, su Renata, kur aš nuėjau, žinot kur, į tą pačią vietą, iš kur išėję su draugu, mes patekome į autoavariją. Ir aš tada įėjus į tą pizzeriją, aš pasijutau labai stipri, kad aš pasakiau, kad aš neleisiu autoavarijai diktuoti man savo sąlygų. Aš per avariją praradau kojas, bet aš ten pat įeisiu pati savo kojom. Ir aš buvau didelė euforijoje ir viskas labai gražu, bet greitai gana supratau, kad kojos protezai jie netnešė man to rezultato, kokio aš siekiau. Vis dėlto mūsų lietuviškas klimatas ir nepritaikyta aplinka, jie vis dėlto man buvo kliūtis. Ir aš vėl atsiradau tarsi kaip prieš sieną. Ką daryti? Mano vizija buvo, kad aš gyvensiu pilnavertį gyvenimą. Ir aš nutariau, kad aš sumokėsiu didžiausią kainą. Aš nutariau palikti savo šeimą, savo draugus, savo mylimą Vilnių ir vykti į Kaliforniją ir įgyvendinti savo galutinį tikslą ten. Tiesa, mano tikslas buvo, tai buvo dar didesnis absurdas, kadangi tuo metu aš neturėjau nei daug pinigų, aš neturėjau kur gyventi, aš buvau vežimėlėje viena ranka tik tai dirbanti. Aš galiausiai neturėjau netgi teisės tenai gyventi, nei dirbti. Ir aš su tokiom aplinkybėm aš skridau į Ameriką įgyvendinti savo tikslo, gyventi pilnavertį gyvenimą. Tikėjimas mane įgalino, kad su Dievo pagalba aš kažkokiu tai būdu aš vis tiek tą pasieksiu. Ir aš grįžau atgal į Kaliforniją ir žingsnis po žingsnio man viskas pradėjo pabiški sektis. Buvo tikrai sunku, tai nėra tikrai lengva. Buvo labai didelės kliūtis. Bet žingsnis po žingsnio aš jau turėjau kur gyventi. Aš gavau elektrinį vežimėlį. Aš galėjau pati jau važiuoti miestu ir pradėjau vaikščioti į mokyklą. Ir galiausiai man buvo sukurta kompanija, kur aš galėčiau dirbti ir praeiti emigraciją, parodyti emigracijai, kad aš turiu darbo vietą ir jiems reikia būtent manęs tai darbo vietai. Ir atrodė, jau aš pasiekiu savo tikslą, savo galutinį tikslą. Ir aš negalėjau, žinokit, net atsidžiaugti, kad aš atsibundu ir aš išeinu iš namų pati, kada noriu. Manęs niekas nestabdo, aš pati esu savarankiška, aš galiu sėsti į transportą, važiuoti į parduotuvę, kur nori, į mokyklą. Aš gyvenu pilnavertį gražų gyvenimą. Bet tada aš dar nežinojau, kad baisiausia gali būti ateityje. Kai liko tik tai vienas žingsnis iki mano pilno tikslo pasiekimo, mano gyvenime vėl per vieną naktį viskas sugriuva į šipulius. Taip jau gavosi, kad mano gyvenimo atstatymas susipynė su mano gyvenimo meilės istorija, kuri iš pradžių mane labai aukštai pakėlė ir padovanojo mano svajonės, mano gyvenimą, man davė norą gyventi. O po to mane paėmė taip ir paleido. Ir aš nukritau ir aš labai stipriai susižeidžiau. Tai atnešė daugiau skausmo negu ta akimirka, kai aš pamačiau, kad aš nebeturiu daugiau kojų. Aš pirmą kartą gyvenime daugiau nebenorėjau nieko. Aš pirmą kartą gyvenime supratau, kodėl žmonės nusižudo, kai išsiskiria su savo mylimuoju žmogum, kai patiria išdavystę. Ir aš tada savo kambariokui aš pasakiau, kad Kim, aš daugiau nebegaliu. Aš tiek kovojau, aš daugiau nebegaliu. Aš važiuoju namo ir aš leisiu gyvenimui tikėti bet kaip.
Aš daugiau nebenoriu kovoti, aš pavargau. Ir jisai man tada pasakė, Inga, tu negali sustoti. Tu pažiūrėk, kiek tu jau nuėjai. Pažiūrėk, kiek tu jau nuėjai, kiek tu nugalėjai. Na, nejaugi tu leisi šitam dabar tave sustabdyti. Aš tarsi žinojau, kad aš negaliu sustoti, bet aš neturėjau jėgų. O be to, mano vienintelis būdas įgyti teisę gyventi ir dirbti Amerikoje buvo visiškai sužlugdytas. Ir aš nebegalėjau daugiau likti Amerikoje ir aš turėjau išskristi, palikti šalį. Skridau atgal į Lietuvą, 11 valandų praktiškai su ašarom. Aš skridau ten, nuo kur aš, atrodo, norėjau pabėgti. O be to su protezais aš daugiau nebegalėjau vaikščioti, kadangi man prasidėjo medicinės problemos kairiai kojai. Ir aš grįžau į tą pačią vietą, į tą patį savo kambarį, tarp 4 sienų. Mano protezai vėl stovi kampe. Ir visiškai sužlugdyta ateities plana. Aš tikrai nebenorėjau nieko. Bet man visą laiką mintise buvo Kimo žodžiai, tu nesustabdoma. Tu esi nesustabdoma, tokie žmonės kaip tu, jie nesustoja, jie neleidžia savo sustoti. Ir aš žinojau, kad aš negaliu pasiduoti, aš žinojau tą. Ir aš supratau, kad tai ne žmonių, tai ne įvykiai, tai ne žmonių kitų pasirinkimai mūsų atžvilgių, tai ne išdavystės, niekas, tai ne tai, kas gali sugriauti mano gyvenimą, bet tai mano pasirinkimas pasiduoti, kas sugriaus mano gyvenimą. Ir vis tiek aš neturėjau jėgų. Ir aš nenorėjau. Aš nieko nenorėjau. Bet aš žinojau, kad aš negaliu pasiduoti, todėl aš prašiau Dievo jėgų. Aš prašiau Dievo jėgų ir noro gyventi. Ir mano gyvenime staiga įvyko dar vienas Dievo stebuklas. Atsirado nauja galimybė išvykti į Ameriką. Ir aš tada nusprendžiau, kad aš susiimsiu save į rankas ir aš neleisiu nei autoavarijai, nei tam vyrui ir niekam neleisiu sugriauti mano gyvenimą. Aš šitos istorijos nepasakau niekada, viešai niekada. Knygoje aprašyta viskas, bet viešai niekada. Ir aš savo pasakiau, kad aš nesustosiu ir aš neleisiu niekam sulaužyti mano gyvenimo. Ir aš susirinkau savo lagaminus, aš sėdau į lėktuvą ir aš išskridau atgal. Ten, kur buvo sudaužytas mano svajonės, sudaužytas mano planas ir aš pradėjau vėl viską nuo nulio, vėl viską iš naujo. Ir siekdama vieną tikslą po kito, vieną tikslą po kito, vieną tikslą po kito, aš vis dėlto įgyvendinau savo svajonę praėjus vos porai metų, man atrodo, ar metam netgi. Ir nuo to laiko aš gyvenu tokį gyvenimą, apie kurį aš svajojau ir kuris atrodė kažkada tai absurdas. Aš iš tikrųjų džiaugiuosi viskuo, ką man teko patirti. Ir Dievas mane išlaisvino iš to skausmo. Ir šiandieną aš gyvenu taip, kaip kažkada tai aš netgi negalėjau pasvajoti. O kažkada tai man buvo sakyta, kad mano gyvenimas buvo sugriautas ir kad aš turiu prisitaikyti prie aplinkybių, nes tai, ko aš norėjau, buvo neįmanoma. Šiandieną aš gyvenu geriau, negu aš galėjau kada pagalvoti. Ir aš labai esu dėkinga už viską, ką aš patyriau. Ir aš noriu jums perduoti tai, kad mūsų karjerą ar mūsų gyvenimą nulems ne tai, kas mums atsitinka. Ir ne tai, ką žmonės mums padaro gyvenime. Bet ką mes darysime su viskuo, kas mūsų gyvenime atsitinka. Ir kas laiko mūsų pasiryžimą,
mūsų sprendimą nepajudinamų. Daug kas galvoja, kad tai yra valia, žmogaus valia. Bet tai nėra valia. Valia lūžta. Žmogus sulaužo įsipareigojimą. Ir aš pasakysiu jums mažai, sakykime, pavyzdį, kuris jums galbūt atsakys į tą klausimą. Jeigu jūs matote namą, kuris dega, ar jūs bėgsite į degantį namą pasiimti 50 eurų? Atsakykite, aš su jumis kalbu. O jeigu tam name bus jūsų vaikas, tai yra tavo kodėl ir kokia bus pasidavimo kaina, kas jūs praves pro sunkiausią laiko tarpą. Tai yra tavo kodėl. Kai tavo priežastis, dėl ko tu tai darai, bus tokia didelė, ant kiek tau tokia svarbi, kad tai taps ne aš turėčiau, man reikėtų, arba aš pabandysiu, bet aš privalau. Tu laikysies įsipareigojimą ir padarysi viską, kad pasiekti tą tikslą, pasiekti savo viziją. Ir taipogi kaina, kokia pasidavimo kaina. Kartais žmonės nenori eiti link to gero, ką jie galvoja, bet jie verčiau pabėgs nuo skausmo. Mane labai motyvavo skausmas. Pasigailėjimo skausmas, uždarimo, būdant uždarytai namie tarp 4 sienų visą gyvenimą skausme, aš bėgau nuo to ir tai mane labai stipriai motyvavo. Kai tikslo siekimas atrodys per sunkus, paklaus savęs, kodėl pradėjai siekti to tikslo, kodėl, kam tau to reikia, dėl ko tu tą darai. Po to, kodėl yra būtina tęsti to tikslo siekimą. Ir vėliau, kokia bus tavo pasidavimo kaina. Paklauskite savęs tų klausimų, kada jūs pajusite, kad daugiau nebegaliu, daugiau nebeturiu nei jėgų, nei noro. Paklauskite savęs, ant kiek tau tai yra svarbu, kodėl tu tą darai ir kiek tau kainuos. O žinot, pasigailėjimo kaina yra begalinė, jai neprilygsta niekas. Ir dar vienas dalykas, kas laikys jūsų įsipareigojimą, nepalaužimų, tikėjimas, kaip ir Mindaugas sakė. Ar tu iš tikrųjų tiki, kad tau pavyks? Ir tai nėra retorinis klausimas. Ar tu iš tikrųjų, Renata, ar tu iš tikrųjų tiki, kad tau pavyks? O jeigu tau visi žmonės aplinkui sakys, kad tu išprotėjai, tu paliktų tą ramybei, tu nieko nepadarysi, ką tu čia nusišneki, tu geriau kitą planą sugalvoji, ar tu vis tiek tikėsi? O jeigu specialistai, kurie turi daugiau informacijos, daugiau žinių negu tu, toj srity, jeigu jie tau pasakys, tai yra neįmanoma, ar tu vis dar tikėsi, kad tai, ko tu sieki, yra iš tikrųjų įmanoma? Kodėl aš tą sakau? Todėl, kad tu įdėsi daug pastangų ir atsisakysi savo komforto ir atkakliai sieksi savo tikslo tik tol, kol tu tikėsi, kad tau pavyks. Tik tai tikėjimas tave praves pro viską. Viskas gali aplinkui sulūžti. Pas mane buvo labai daug situacijų, kai mano tikslo siekimas atrodė viskas, daugiau nebėra kelio ir man visi sako, nenusišnekėk, nieko neįmanoma, tu negalėsi. Mano tikėjimas, kad aš vis tiek tą padarysiu, jisai mane ir pravedė. Ir aš todėl taip tvirtai sakau, kad tikėjimas praves tikrai pro juodžiausias jūsų dienas. Kai tu susidursi su kliūtim, kuri tvirtins, kad tavo siekis yra neįmanomas, tavo tvirtas tikėjimas sėkme padarys tave nepalaužiamą. Ir tu išlaikysi savo įsipareigojimą įvykdyti savo užduotį iki galo. Į tikėjimą aš norėčiau labiau čia sustoti truputėlį. Žmogaus pasirinkimų šaknis slypi jų giliuose įsitikinimuose, kuo jis tiki. Įsitikinimai dažnai būna nesąmoningi. Ir tai ypatingai labai
Apskritai visose kultūrose tai yra, bet mūsų lietuvių kultūroje yra labai, sakykime, tokie įsitikinimai, kurie aš net nežinau, iš kur jie yra paimti, kaip ir minėjau, kad tavo gyvenimas sugriovė ar ten dar kažkas panašaus. Tik įsitikinimai ateina iš kultūrinių įsitikinimų, filosofijos, religinios, kitų žmonių, sakykime, nuomonė, kurių tu gerbi. Ir jie padaro, sakykime, už visų sprendimų stovi įsitikinimai. Kokie tavo įsitikinimai? Kuo tu tiki? Atkreipkite į tą dėmesį. Šiandieną yra labai daug pasirinkimų, ant ko statyti įsitikinimus, kuo tikėti. Vieni ima hinduizmą, jogą, meditacijas, okultizmus, New Age, krikščionybė, įvairiausių. Kiekvienas turi savo pasirinkimą. Manęs labai dažnai klausia, Inga, iš kur pas tave ta vidinė stiprybė, iš kur tas nepalaužiamas pas tave ryžtas, iš kur tu tokia? Mano vidinė stiprybė eina iš Dievo. Mano vidinė stiprybė yra tikėjimas, Dievas, apie kurį galime rasti Šventajame rašte Biblijoje. Kai aš buvau ant mirties ribos, turėjau labai įspūdingą patirtį reanimacijoje ir aš tada įsitikinau, kad Jėzus Kristus jisai nėra tiesiog religinė istorinė figūra, jis iš tikrųjų yra gyvas, jis iš tikrųjų yra realybė. Ir nuo to laiko jisai tapo mano uola. Žinokit, kai aš nenorėjau ryto sulaukti, tai buvo ne vieną kartą. Vakariais tiesiog pakalbėdavau su juo, be jokių išmoktų maldų. Aš tiesiog jam pasakydavau, kad aš nebenoriu sulaukti ryto. Ir aš prašiau jo duoti man noro atsikelti ryte, duoti man noro gyventi. Ir rytais aš atsikeldavau ir aš jausdavausi puikiai, tarsi nieko nebuvo vakare. Ir aš netgi turėjau entuziazmą eiti ir kovoti. Kai aš neturėjau jėgų, aš maldoje prašiau Jėzus duoti man jėgų ir aš turėjau visada jėgų, visada. Kai nebuvo vilties, iš ten ateidavo man viltis. Kai mano situacijos buvo visiškai, nebuvo išeities, nebuvo galimybių, kažkokiu tai nepaaiškinamu būdu atsirasdavo galimybės. Tas Dievas, kurį aš myliu ir kurį aš tikiu, jisai turi galią visom aplinkybėm, virš žmonių širdį, jam, sakykime, priklauso visos aplinkybės, jisai gali pakreipti jas kaip tik tai nori. Mano gyvenimas yra pilnas tokių liudijimų, kaip gyvo Dievo galia gali padaryti neįmanomą tavo gyvenime, jisai gali išgydyti bet kokias sielo žaizdas. Ir tarp kitko, šiandien aš Martynai nesakiau, kur yra Martynas. Ar jisai girdi mane? Šiandieną, tai, kad aš esu čia, tai yra praktiškai nerealu. Martynai, tai yra, žinok, nerealu, kad aš čia. Ar tu žinai kodėl? Todėl, kad mano pasas iš tikrųjų praktiškai nebegalioja. Tu palauk, aš net nežinojau, kad mano pasas baigėsi kovo 8 šiandieną. Rimtai. Aš net nežinau, kad reikia, šiaip tai pagal viską, pusės metų reikia minimum, kad tave išleistų iš šalies. Aš prieš 2 dienas išskrisdama pažiūrėjau, kad baigėsi kovo 8. Ir galvoju, gerai. Galvoju, jeigu Dievo valia yra, kad aš būčiau Lietuva, tai pasienis nesustabdys. Ir iš tikrųjų, nei Amerikoje, nei Frankfurte manęs niekas nesustabdė. Taip kad... Taip kad įsitikink, kad tavo įsitikinimai, tavo tikėjimas, tu turi stiprią įsitikinimų sistemą, kuri padės tau išlaikyti vidinę stiprybę, vidinį tvirtumą, nesvarbu, kas vyksta pas tave aplinkui. Kad tu turėtum tikėjimą, kad jisai būtų toks tvirtas, kad kai tau žmonės negali padėti, pinigai negali padėti, jokios pažintys negali padėti, kad tu vis tiek žinotum, kad viskas bus gerai. Pasirinkite tokį tikėjimą, kuris laikys jūs nepalaužiamą. Tai tavo pasiryžimas bus varomoji jėga. Galiausiai, aš užbaigiu savo ilgą žinutę.
Tai tavo pasiryžimas bus varomoji jėga, kuri praves tave, nežiūrint į nieką į priekį. Ir tai tavo visiškas atsidavimas, įsipareigojimas išlaikys tave kelyje. Ir tai tavo pastovus, atkaklus, nuolatinis, juodas darbas. Jisai ir atneš tavo galutinius rezultatus, kurių tu taip trokšti. Ir tai tavo žinojimas, kodėl tu tą darai. Ne valia, kodėl tu tą darai ir kokia pasidavimo kaina. Užtikrins, kad tavo sprendimas pasiekti tikslą būtų nepalaužiamas. Tad aš noriu pakviesti jūs visada pasirinkti tokį standartą, daryti tokį pasirinkimą, kuris atitiks jūsų vertybės ir jūsų viziją. Kad jūs nebijotumėte kliučių, nebijotumėte skausmo, nebijotumėte ir nebėgtumėte nuo tų kliučių, bet kad jūs eitumėte drąsiai, pašalintumėte kliūtis ir eitumėte toliau. Ir pasiryškite žengti visada bent dar vieną žingsnį. Nesvarbu, kiek jėgų jums prireiktų žengti tą žingsnį. Supraskite, kad gyvenimas tai nėra repeticija. Jūs turite ją tik tai vieną. Ir gyvenimas tai yra gražus meno kūrinys, kurį jūs galite sukurti savo pasirinkimais ir savo darbu. Tad sukurkite savo gyvenimą kaip gražų, unikalų šedevrą. Ir būkite stipri, būkite ryžtinga ir atkakli. Ir būkite nesustabdoma, kokius jūs ir esate. Ačiū. Nuostabi, žavinga. Beprotiškai jautri ir, turbūt visus mūsų jaudinusi Ingos istorija. Bet Inga dar, neskubėkit pabėgti, nes Inga dar turi jums tokią mini dovanėlę. Tai yra jos pokyčių sistema, keletą žingsnių, kurie turbūt tikrai bus naudingi, ypatingai po to, kai išklausėm, ką Ingai teko patirti ir kai mes matom, kaip šiandieną Inga atrodo. Tai Inga dar truputėlį ir jau dabar praktiniai patarimai, taip? Gerai, valio, važiuojam. Tai jūs turite rankose ir tai yra ne teorija, daug galite teoriją rasti tai, bet tai yra mano pačios išgyventa. Tai yra praktiniai, sakykime, žingsniai, kuriuos aš žengdama tuos žingsnius, aš pati išbridau iš gilios labai depresijos. Aš buvau gilioj depresijoje 3 metus. Ir kai aš supratau, kad aš nebegaliu daugiau taip gyventi ir kad ta autoavarija ir ta situacija, kurioje aš patekau, jinai buvo sudaryta įvykio. Mano aplinkybės buvo paveiktas įvykio. Ir aš supratau, kad ašgi galiu pati padaryti įvykį savo veiksmai, savo iniciatyvą. Ir aš galiu pakeisti savo gyvenimą taip, kaip aš noriu. Ir aš tada paklausiau, kaip aš noriu gyventi, ko aš iš tikrųjų noriu, kokia mano dabar situacija ir ko aš iš tikrųjų noriu. Ir dažnai būna, kad kai mes kažko tai norime, mes norime labai, bet mes nežinome, nuo ko pradėti iš viso, kaip daryti pokytį, kaip siekti tą viziją, kaip siekti tą tikslą. Ir šitie žingsniai, kurie yra šiam lapė, juos aš ir pati žengiau. Paklauskite savęs, ko jūs iš tikrųjų, kokia jūsų situacija, ką jūs norite pakeisti, ką jūs norite pasiekti. Tada paklauskite, kokios yra galimybės, kokie yra būdai tą įgyvendinti. Tuo metu aš buvau labai gilioj depresijoje ir protezai nedirbo, kai man tas specialistas pasakė, tu ką iš tikrųjų su jais vaikščiosi. Mano protezai buvo kampe. Ir aš tada paklausiau savęs, ko aš noriu gyventi pilnavertį gyvenimą. Gerai,
kokia yra galimybė tai įgyvendinti. Ir tuo metu man buvo vaikščioti. Tad jūs savo, sakykime, kai jūs žinosite, ko jūs norite, kokie yra būdai, kokia galimybė yra įgyvendinti tai. Ir kai žinosite būdus, mano būdas buvo vaikščioti. Kad išeiti iš namų, kad eiti į darbą, reikia vaikščioti, nes aš gyvenu 9-aukščiam name. Ir man reikia kojų, kad išeiti, tai už tai man vaikščiojimas buvo pirmas. Ir po to, kai tu jau žinai, kokia galimybė įgyvendinti tai, ką tu nori, tada koksai konkretus tikslas. Kaip konkrečiai, kokie konkretus veiksmai turi būti iš mano pusės, kad tai įgyvendinti. Ir man tada buvo treniruotis ir vėl atsistoti ant kojų ir vėl vaikščioti. Ir tada tu nusistatai konkretų specifinį tikslą ir laiko terminą, iki kada tu jį pasieksi. Ir aš savo nustačiau, kad aš įgyvendinsiu savo pirmąjį pažadą, kai aš dar ligoninėje vos galėjau kalbėti, mano žandikaulis buvo surakintas, tai aš galėjau kalbėti per dantis. Ir aš tada savo bendradarbėm oro uoste pažadėjau, kad aš ateisiu į oro uostą savo kojom, aš dar įeisiu į verslo klubą. Ir aš pasakiau, kad mano pirmas tikslas yra ateiti į verslo klubą, pažadą ištesėti. Tad nuspręskite, koks tavo pirmas tikslas. Ane? Ir tada siekite to tikslo, dirbkite, atkaklus darbas. Ir toliau, kol jūs dirbate, kol jūs siekite to tikslo, stebėkite, kaip jums eina progresas, ar yra progresas. Ir kaip aš minėjau, jeigu nėra progreso, jeigu jūs matote, kad tai, ką jūs darote, nedirba, nesakykite, kad tai nedirba, kad tai neįmanoma, aš negaliu, tai nepavyks ar aš negaliu. Keiskite strategiją. Keiskite tai, kaip jūs siekiate. Tikslas negali pasikeisti. Laiko terminas, strategija gali keistis. Jūs turite ją keisti, jeigu jinai nedirba. Bet tikslas jisai visada lieka toks taip pat. Ir jūs einate ir palaikote savo tą, sakykime, momentum, vadinasi, kaip jisai lietuviškai, momentų, kai tu įvažiuoji ir tu įvažiuoji jau ir kaip ir net nereikia ypatingai dėti tau jėgų. Ir eik ir siek to tikslo, nežiūrinti nieką ir niekada neleisk jokiom kliūtim tave sustabdyti. Ir aš vis dėlto įgyvendinau savo tą tikslą ir aš atėjau į oro uostą. Įėjau savo kojom, tai buvo spalio, man atrodo, mėnuo, ar ne, Renata? Ir aš įėjau į savo verslo klubą. Ir mano Renata, aš ten su šnekutė, mano geriausia draugė, jinai mane ir žiūrėjo, ir buvo šalia visada, ir mano bendradarbė, jinai buvo mano angeliukas visą laiką. Ir aš galvojau, kad aš padarysiu savo bendradarbėm surprizą atėjusiu, bet jinai padarė man surprizą. Aš kai įėjau į verslo klubą ir aš kai eidavau, žiūrėdavau po žemę, į žemę aš pakėliau akis ir aš pamačiau 15 ar kiek ten išsirikiavusių žmonių su gėlėm, su dovanom laukiančių manęs verslo klube. Tai buvo nerealu. Tai va, ir siekite savo tikslo nežiūrinti nieką. Sekite šituos žingsniukus, tai yra iš tikrųjų, kaip pasakyti, praktiškai išnaudota ir patvirtinta, sakykime, patirtimi. Aš tuos pačius žingsnius aš naudoju ir toliau pasiekti kitus tikslus. Tai, ką aš šneku šiandieną, tai nėra tiesiog teorija, tai viskas yra išgyventa. Ir aš noriu pakviesti jūs, tai, ką jūs išgirdote, jeigu jūs kažkas tai palėtė šiandieną, jeigu jūs mintyse pasakėte savo, kad aš būtinai tą padarysiu, praktikuokite tai. Nes yra, žinote, pasakymas, kad žinios yra jėga. Žinios yra jėga tik tai tada, kada tu tai panaudoji. Žinios, kurias tu išgirsti ir tai pasilieka, tai yra tiesiog informacija, dar viena informacija tavo galvoje. Panaudokite viską, ką jūs šiandieną išgirdote ir būkite nesustabdomos savo kelyje.
Vos spėjau atbėgti, Inga, čia taip viskas greitai, pasirodo tie pokyčiai, taip labai viską greitai galima padaryti. Ar ne, nereikia tik tai čia taip Čia jau labai greitai. Turi viziją, Taip. žiūri kokios galimybės, kokie tikslai ir eini ir dirbi ir darai. Taip. Čia Ingos mama yra. Aš noriu paprašyti atsistoti ir paploti dar vienai nuostabiai moteriai, kuriai turbūt... Ačiū. Ateikit pas mus. Kuri irgi turėjo turbūt išgyventi labai daug skaudžių akimirkų ir irgi yra beprotiškai stipri moteris, aš net nebejoju. Manau, tai. Ačiū Jums abiems tikrai labai ir jau dabar pati apsiverksiu tuoj, Martynai. Ateik, nebereik gelbėti situaciją. Atsiprašau. Ačiū Inga labai iš tiesų. Nežinau, aš turbūt nesu girdėjus stipresnės istorijos. Ačiū tau labai. Dar kartą padėkokim Ingai. Ir turbūt palikėkim sėkmingo skrydžio namo ir sklandaus, nes čia su tuo pasu, suprantu, gali būti reikalų. Aš jau jį pasikeičiu, jau viskas tvarkoja. Viskas gerai, nu, tai tada viskas tvarkoja. Tai, nežinau, gal dar kažką nori pasakyti čia susirinkusioms moteriams? Aš jau tiek daug kalbėjau, man atrodo, jau nepavargot nuo manęs, dar jau pavargot jau. Aš galiu čia valandom kalbėti. Gal tiesiog kažko palinkėti prieš išeinant, kad kažką dar įsineštų eidamos namo moteris, pagalvotų, apgalvotų. Tiesiog kurkite, nebijokite svajonių, nebijokite siekti to, kas atrodo netgi neįmanoma. Todėl, kad neįmanoma nėra. Viskas yra įmanoma, jeigu tu iš tikrųjų to trokšti. Ir jeigu tu darai viską, ką gali ir ko negali, ir turi nepajudinamą tikėjimą, kad tau būtinai pavyks. Su Dievo pagalba jūs tikrai padarysite neįmanoma, kaip aš padariau ne vieną kartą ir jūs galite. Jeigu aš padariau, jūs galite tuo labiau. Būkit palaimintos. Ačiū.